Nu ką, norėjau padaryti smagę siuntos išpakavimo rubrikėlę, bet turiu įtarimą, kad mano Emiliukui dar ne iki galo viskas gerai, tai padarysiu nelinksmą išpakavimo. Nu, ta prasme, žinau, kad čia yra gertuvė, o kadangi Emilijai reikia gerti daug skysčių, jinai jau nebenori gerti iš savo įprastų stiklinių puodelių, tai jau, aišku, čerputės esam pasitelkę ir puodus ir bliūdus, nu tai dabar bandysiu dar pasitelkti ir monat gertuvę. Tai kaip sakant, nesisuksi, negyvensi, ne? Žiūrim, ką turim. Štai ir gertuvė. Nu, bet ne gertuvės, aš atėjau jums parodyti, bet, na, žinokit, kad gavau gertuvę, čia ypač skirta Jurgitai. Aš ką labiausiai, kas man čia buvo dabar įdomu, tai naujienos, nes atėjo micelinis vandenukas makiažui valyti, bet aš dabar jo dar nenaudosiu, nes ką tik nusimaudžiau, bet kai naudosiu, jau tikrai papasakosiu, kaip man ten seksis. Tada dar užsakiau kremą vyrui ir dabar galvoju, gal neduoti, palikti Valentinkiai. Žodžiu, ar jau galvojat apie dovanas Valentinkiai? Pasidalinkit komentaruose. Nes aš šiaip negalvojau, bet va dabar taip netikėtai šovė mintis, kad jau iš tikrųjų greitai ir bus. Kas dar? Čia pas mane bakučiuolis. Vienu žodžiu, šiandien nieko nenoriu lupti, apart pakių kremukas. Bet irgi nelupsiu. Aš išlupsiu vaką. Tuoj. Aš išlupsiu mūsų naujieną Barrier Booster prausiklę. Tai iš tikrųjų ne tik išlupsiu, bet ir pademonstruosiu ir pasidemonstruosiu. Kaip man čia siuks... koks didelis. Negalvojau, kad toks didelis. Parodyk. Kiek mano yra? 120. Aha, šitas didesnis. Mano 120, o čia 108. Ir ką aš dar greitai pasipumpuosiu į plaukus serumiuką, kadangi su Jurgita mes lenktyniaujam, kam užaugs plaukai greičiau. Tai aš sakau, panaudosiu serumuką, kas mane leis. Kas mane leis? Tokios taisyklės. Tiksliau, mes be taisyklių. Ir reikės susisekti tus plaukus, kad jau atsiprausti. Gerai. Kaip čia dabar man? Nu to. Tai grįžtant prie barjero. Lapas, skaitykim, kaip naudoti. Nu, taip ir galvojau. Va, dar vienas svarbus dalykas. Skaityk, dėžutėj buvo, ane? Plus dar va pimpiukas užklijuotas. Tai yra Max saugumas ir garantija, kad aš pirmoji atidarau šitą kremą ir nuo šiandienos jisai galios lygiai metus. Pradėkim prausimą po biškutį ir aš biškį papliurpsiu.
Pažadu nedaug, bet žodžiu, sudrėkinti prisitapšnojau, sudrėkinti veidelį reikia, papurtom. O, toksai skystesnis, girdžiu negu toksai gelinis, negu mano yra putojantis. Pažiūrėk, irgi putoja. Na ir vienu žodžiu, kam reikalingas tas išvis odos barjero atstatymas ir stiprinimas? Šiaip aš sakyčiau, man 100 metų, man nerūp, aš prižiūriu tą savo odą ir man viskas ir gerai. Bet iš tikrųjų tiesa yra paprasta, kad kai yra pažeistas odos barjeras, tai oda nesulaiko drėgmės, gali atsirasti raudonis, tempimas, sausumas, šerpetojimas. Tai kas liečia veido odą, tai man su tuo viskas yra gerai, bet dėl to, kad aš jau naudoju šitą barjero liniją. Ir jeigu visai atvirai, tai rudenį jinai man pasirodė per stipri. Ką aš turiu omeny per stipri? Tasai spindesys, tas toksai, kaip pavadinti, nei to riebumas, nei to toksai, pavadinkim riebumas. Šiaip oda neliek riebi, bet vizualiai atrodo tokia spindinti. Ir man toksai, ar aš čia noriu spindėti, ar aš čia nenoriu, nežinau. Bet dabar, kai atėjo žiema, kai atėjo tie šalčiai, o Jėzau, mano mylimiausia linijytė, barjerytė, būsterytė. Nes iš tikrųjų buvau pradėjus jausti biškį tą tokį tempimą ir aš jau iš karto į panikos režimą įjungiau barjero būsterį, nes šiaip aš naudodavau savo įprastą liniją normaliai mišriai odai. Ir dabar stengiuosi, kas antrą dieną, ar tai rytą, ar tai vakarą, tai vieną naudoti, tai kitą liniją. Ir labai gražiai prisipildo tą odelę viską ko. Tai dabar jau bus pilna linija. Prausiklis, toneris, serumas ir kremas. Ir šita linija tinka net patiems jautriausiams. Jinai atstato odos barjerą, lipidinį odos barjerą su niacinamidu, su keramidu ir peptidais, žodžiu, su visokiais gėriais, kurie yra jau reikalingi tam mūsų odos barjerui. Ir labai gražiai galima miksuoti. Tikrai, sakau, kartais pasiemu tik tais serumą, kartais pasiemu tik tais kremą ir labai gražiai prisižiūriu. Pasitapšnojam biškį. Ne taip. Čia tokia pasidarysiu jau rutiną, jaučiu vakar, nes jau kiek ir valandų. Jau beveik vakars. Kai jau nusimaudžiau, tai susitvarkysiu iki galą. Paakių serumas. Patapšnojam į paakius, ant vokų irgi galima. Tai šitas serumas yra kaip kaukytė, sakykim. Jinai ir drėkina, ir maitina, ir stangrina. Ir, žodžiu, viską, ką daro labai gerai jūsų tiems, ir mano pakiams. Dar su tokiu voleliu pamasažuoji, tą ontą prikeli, kad būtų stangrus, gražus. Tai opa. Paakių kremukas irgi į temą. Tarp kitko, paakių kremuką aš užsisakiau vėl, aš
nedorna. Nu, realiai čia dar daugiau nei pusę, ano labai, labai nedaug, tai reikia, nu, kiek tie mūsų pakiai mažylėliai, o čia taškiuką. Bet būtent sausio mėnesio produktas yra būtent paakių kremas ir šitas paakių kremas yra nuostabus, nes jį irgi galima dėti ant paakių ir jisai nesubėga į jokias raukšlelės, į nieką. Jis labai labai gražiai susigeria, drėkina, irgi maitina ir, kaip sakant, užrakina jau tą mūsų serumą ir visą gėrį. Ir, nepabaigiau pasakot, tai va, tai jiems yra mėnesio produktas su 30% nuolaida ir dar gauni 20 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Tai ledas. Ir viską vainikuoja, užrakina, uždaro, užsandarina visas savybės, kad įsisavintų, įsigertų kremukas. Va, taip va, aktyvuojam ir įtaršnuojam. Aišku, reiktų dar ir dekoltė, bet jau, kaip sakant, aš čia nesiplikinsiu pas jį. Ir viskas, ir tobulai graži odėlė. Tai va, žinokitės, jeigu odelė šerpetoja, pleiskanoja, raudonuoja, tempia, tai šitą barjero booster linijytę jau nebetelpa rankas. Kai buvo 3 produktai, buvo lengviau. Va. Tai šita linija yra tikrai kažkas tokio, kas gali išgelbėti jūsų veido odą. Ir aš, patikėkit, žinau, ką kalbu, nes po ligoninės, kai rankas plaunu per valandą, nežinau, belia kiek kartų, man vėl labai labai išsausėjo. Nežinau, ar matos, ar ne. Šiaip stengiuosi jau atgaivinti, bet kai buvau ligoniniai, net nerūpėjo, tai dabar atstatyti reikalų. Tai būtent, va, kai atsiranda tokie, kaip pavadinti, net žaizdelės, tokie įplišimai, ne, tai dirgina paskui net belekoks kremas, tipo belekoks rankų kremas, ne, tai aš tepu arba aliejuką, arba irgi va susitepu barjero kremą, nes, kaip sakant, ir veids, ir oda, tai ir ranka irgi yra oda, kurią reikia atstatyti. Tai jeigu kas liečia veido odą, tai aš ją stengiuosi prižiūrėti ir puoselėti, o rankos tokios, tai turim tą, ką turim. Tai biški reikia susijimti ties rankom. Ir gera žinia, staigmena, paslaptis, jums aš atskleisiu vieną, kad šiandien ir rytoj, gal dar net po rytoj, šiandien ir rytoj tai tiksliai, bet dėl tos kitos dienos, nežinau. Tai va, jeigu pirksit monatę kažką už 9 eurų, ne, tai pavyzdžiui, pasemat prausiklį ir kremą, ne, ir jūs galite rinktis vieną iš 3 produktų nemokamai. Tai vienas iš tų produktų gali būti Rewind naktinis serumas prieš senėjimą, tai jau turėsit kaip ir rutina, kremas, serumas, prausiklis, ne? Tik tonizanto dar reikėtų palei teisybę. Bet čia tik demonstracija. Tai va, galite rinktis Rewind naktinį serumą arba Air Clinical serumą, kuris stabdo plaukų slinkimą, skatina naujų augimą, stiprina plauko folikulus, plaukai auga storesni, tankesni ir stipresni. Ir žinoma, galvos odos šveitiklis, tai kaip daug kartų kartojau, nenustosiu kartuoti, kad sveiki plaukai prasideda nuo sveikos galvos odos. Tai šitas šveitiklis yra būtinas, jeigu tau rebaluojas galvos oda. Netgi jeigu sausėja plaukai, tai irgi gali būti susijęs su galvos oda, nes tiesiog nekvepuoja, negauna plaukai vitaminų, maistinių medžiagų ir pradeda džiūst
džiūti ir trupėti. Tai va, toksai gavosi išpakavimas, brūkšnelis nieko neišpakavau, bet atsiprausiau ir biškį papasakojau. So, eisiu džiovintis plaukus. Ne, viskas gerai, paleidau savo tigrą. Eisim girdėti Emilijai su nauja gertuvė vandenį. Pažiūrėsim, kaip seksis. O jums gražios likusios dienelės, vakariuko, nesirkit, būkit sveiki ir iki.